Sveiki, šiandien pristatysiu 3 šilelio televizorius, tai šilelis TV55 QLED, šilelis 43 QLED bei šilelis 24. Taigi pradėkime gal nuo didžiausio dydžio, TV55 QLED. Šiaip nuo TV43 jis skiriasi tik ekrano dydžiu, visos funkcijos ir parametrai yra vienodi. Todėl kalbėsiu ir demonstruosiu būtent jį. Pakuotėje rasite patį televizorių, nuotolinio valdymo pultelį su baterijomis ir stovą, kurį mes atnaujiname. Vietoj iš šono esančių 2 kojelių padarėme vieną centrinį stovą. Taip jis tikrai tiks įvairesniems baldams, nes būna situacijų, kai pats TV telpa į nišą, o su šoninėmis kojelėmis pastatyti ant staliuko jo neįmanoma. Todėl gavus tokių atsiliepimų atnaujiname šią dalį. Pakalbėkime apie ekranus. Nauji šilelio televizoriai nuo 43 colių dydžio turės QLED ekranus, kurie aišku žymiai geresni nei Direct LED, su jais matysite ryškesnį vaizdą, sodresnes spalvas, geresnį kontrastą, todėl vaizdas išlieka aiškus netgi dienos metu. 4K Ultra HD raiška suteikia ryškų detalų vaizdą tiek filmams, sportui ar žaidimams. Dizainas ir konstrukcija. Tai šilelis TV55 turi itin ploną rėmą, metalinį, taip vadinamą berėmį ekraną, todėl žiūrint turinį jūs matote tik vaizdą. Plonas korpusas gražiai atrodo tiek pastatytas ant spintelės, tiek pakabintas ant sienos. Norint pakabinti televizorių ant sienos, reikėtų naudoti vieną iš TV sieninių laikiklių, kuris tvirtinasi prie televizoriaus VESA 200 ant 200 mm tvirtinimo. Televizorius naudoja video operacinę sistemą. Šią sistemą parinkome, nes ji nėra apkrauta, veikia greitai ir patogiai. Joje iš karto turėsite visas pagrindinės programėlės Netflix, YouTube, Amazon Prime, Go3 bei galite atsisiųsti ir kitas programėles iš Video Store. Screen Share. Galima dalintis telefono ekranu televizorėje. Jeigu turite namuose svečių ir jie nori pasidalinti savo kelionės įspūdžiais, tą lengvai galės padaryti pasidalinę savo telefono ekranu. Pakalbėkime apie pultelį. Šilelis TV turi Bluetooth pultelį, tai reiškia jums nereikia nukreipinėti jo į televizorių norint jį valdyti. Taip pat jisai turi balso funkciją, pabandome kaip jį veikia. Play Rolling Stones on YouTube. Pultelis turi greituosius mygtukus, tai leidžia vienu paspaudimu jungtis prie dažniausiai naudojamų programėlių. Beje, vienas iš mygtukų yra programuojamas, kuriame galėsite nusistatyti savo mėgstamiausią programėlę. TV turi visas reikalingas jungtis: 3 HDMI, 2 USB jungtis, LAN, optinę garso išvesti, 2 antenos lizdus bei kortelės lizdą skaitmeniniai televizijai. Per HDMI galėsite prijungti kelis įrenginius vienu metu, pavyzdžiui PlayStation, TV priedėlį, kompiuterį ar kitą įrenginį. Per USB galima prijungti USB laikmeną, kietąjį diską, per kurį galėsite žiūrėti filmus ar nuotraukas. LAN jungtis, čia galite jungti interneto kabelį, nors pats televizorius turi 2 dažnių Wi-Fi imtuvą, kurio pilnai pakanka. Optinė garso išvestis skirta garso sistemai, bet jūs taip pat galite ją pasijungti per HDMI ARC funkciją ar Bluetooth bevieliu būdu. Kadangi pirmasis TV55 turėjo trūkumų su garsu, šis modelis jau turi atnaujintus garsiakalbius ir garsas tikrai yra įspūdingas. Pabandykime prijungti PlayStation. Čia svarbu tai, kad TV iš karto aptinka kompiuterį ir galima nustatyti, kad įjungus įrenginį iš karto įjungtų tinkamą HDMI įvestį. Taigi apibendrinus, puikus televizorius, kas ieško nebrangaus ir kokybiško televizoriaus kasdieniniam naudojimui. Pakalbėkime apie šilelis TV24. Šis modelis yra pats mažiausias šilelio televizorius ir jis buvo sukurtas inspiruojantis šio mažojo senojo gerojo šilelio. Pakuotėje rasite patį televizorių, nuotolinio valdymo pultelį, baterijas, televizoriaus kojeles. Iš esmės tai paprastas televizorius, kuris puikiai tiks jūsų virtuvei, automobiliui, kemperiui ar net laivui. Jis turi 12 V maitinimo laidą, kurį galėsite prijungti prie automobilinio lizdo. Ant sienos gali būti pakabinamas, nes turi VESA laikikliams skirtus tvirtinimus. TV24 taip pat turi taip vadinamą berėmį rėmą, metalinį korpusą, atrodo išties minimalistiškai ir patraukliai. Šis televizorius jau nebeturi 4K raiškos, tačiau Full HD yra pakankamai tokio dydžio ekranams. Tačiau šis televizorius nėra išmanus, todėl žiūrėti galėsite turinį tik per nemokamus transliuojamus kanalus, pasijungę anteną, filmus per USB flešiuką ar kietąjį diską, arba pasijungę kompiuterį ar kokį priedėlį per HDMI jungti. Taigi šilelis TV24 yra puikus pasirinkimas norint nedidelio televizoriaus, kuris puikiai tiks mažai erdvei. Taigi apibendrinus, šilelio televizoriai yra puikus pasirinkimas žmonėms, kurie ieško kokybiško televizoriaus už gerą kainą.